Gerbiami kolegos ir Lietuvos žmonės, kurie skirsite laiko mane paklausyti, iš karto pasakau, kad kalbėsiu apie 3 procesus, kurie šiuo metu vyksta ir apie kuriuos sužinojom tik iš tam tikrų įvykių per paskutinės galbūt 2 savaitės. Tie procesai atrodytų gal ir vienas nuo kito atskirti, bet iš tikrųjų tai tik tai klaidinga nuomonė, nes jie tikrai daro didelį poveikį mums visiems, didelį poveikį politikai ir paprastiems žmonėms, nes žmonės iš ties, kai apie tai sužinojo, tikrai pasimetę ir dažnai, kai susitinkam regionuose, klausia, kas vyksta, ar tai normalu. Todėl sakau, kad reikia apie tai kalbėti ir būtent mano pranešimas tam šiandien ir skirtas. Pirmas įvykis. Prieš porą savaičių vėl šaukiama neeilinė sesija ir šaukiama vienam klausimui. Tai yra, kada generaliniai prokuroriai kreipėsi čia į Seimą ir pranešė, kad, tiksliau prašė Seimo panaikinti neliečiamybę konservatorių jaunai kartai, atstovui, pasakyčiau, labai mums galbūt daugiau atpažįstamų kaip čia lakstančių su pirštu, kad reikia balsuoti vienai per kitaip, tai Andrių Vyšniauską. Pranešimas skandalingas. Ką pasakė prokuroriai? Kas klausėt, supratot, kad tyrimas Marijampolės tarybos atžvilgiu galimai vyko 8 mėnesius ir surinkta pakankamai duomenų, kad Andrius Vyšniauskas galimai padarė 19 nusikalstamos veiklos epizodų, sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir piknaudžiavimo. Tai yra sunkaus nusikaltimo, už kurį numatyta didžiausia bausmė 7 metai. Iš ties pranešimas skandalingas ir galbūt į tai galėtume nekreipti dėmesio, visi taip atrodė nutilę, nieko per daug nedarom, nes galvom, kad susivokęs Vyšniauskas imsis kažkokių veiksmų ir kol nepareikšti įtarimai, taip, nekaltumo prezumpcijos mes nekvestionuojam, bet jis kol neapklaustas, jis galėjo išeiti į viešumą, padaryti spaudos konferenciją ir visiems įrodyti, kad jis tikrai nekaltas, bet jis nepriėmė poziciją, negaliu kalbėti, pasakysiu tik tai prie advokatų ir panašiai. Žmonės šokiruoti. Kodėl? Todėl, kad šitas Seimas prie dabartinių konservatorių visus išmušęs iš vėžių. Žiūrėkit, 2 teistos partijos, 2 teistų partijų Seimo pirmininkė, vicepirmininkė Seime, 1 Seimo narys kalėjime. O dabar netgi ateinančiuose rinkimuose kandidatuos įtariamasis už sunkius nusikaltimus asmuo, kuris negali nei įrodyti savo kaltumo, nei nekaltumo, bet jis dalyvauja. Suvaidino spektaklį, kad aš išbraukiamas į sąrašo, bet vienmandatį dalyvausiu. Įsivaizduokit, jeigu jį nuteisė, vėl žmonės galvoja, tai ką vėl, jeigu išrinktų, turėsim Seimo narį kalėjime, negerbiamai ir klausia, ar tai normalu. Sakau, nenormalu. Ir tai tikrai netoleruosim ir opozicijos pareiga tai aiškinti, kartoti. Ir panašu, kad visą tai matysim ir labai greitų metų, nes žiūrėkit. Būtent Andriaus Vyšniausko padėjėja, kurį beje jį pakeitė antikorupcijos komisijos pirmininkė taryboje, jau teisme byla. Andrius, antikorupcijos komisijos taryboje pirmininkas, tą akcentavo generaliniai prokuroriai. Įtarimai 19 epizodų sunkių nusikaltimų. 1 Marijampolės tarybos narys, socialdemokratas Krickas baudžiamųjų įsakymų jau teisme. Panašu, kad visiems, visai tarybai bus reikšimi įtarimai, čia jau spėjau, galbūt net ir merui, nes tyrimas vyko 8 mėnesius. Panašu, kad buvo sekami, buvo pasiklausimai ir taip toliau. Taip, kad žmonės pamatysit ir sakau, tai nenormalu. Antras procesas. Kalbėsiu apie socialdemokratus. Kol čia vyksta šitas peripetijos, mes sužinom, kad ta partija, kurią dabar kažkodėl jau piešia laimėtoje, pasiūlys į premjerus mūsų kolegą Gintautą Palucką, kuris mes žinom irgi teistas už korupcinius nusikaltimus. Taip, pagal teisę žmogus jau bausmę atliko, teistumas išnykęs, bet politiškai tai ne. Žmonės vėl galvo, kas vyksta? Teistos partijos, kandidatai įtariamieji ir dabar į premjerus. Iš ties rodyti reikia tokiems veiksmams nepakantumą ir tai viešinti. Ir ačiū Dievui paaiškėjo, kad tas žmogus Paluckas, kuris kritikavo Landsbergį už vilą Graikijoje, pasirodo ne ką biednesnis. Netgi turi savo nekilnojamo turto Brazilijoje, turi ir kitoj vietoj. Ir tikrai. Ir šiaip neteip vėl tada Blinkevičiūtė, kuris sakė, būsiu, nebūsiu, dabar jau vėl būsiu premjerė. Gerbiami žmonės, tai irgi nenormalu. Įrodyti reikia nepakantumą ir opozicija tą darys. Nu ir trečia, šiandieną vėl neeilinė sesija. Vėl dabar siūlom į Europą, kadangi negalėjau Landsbergio prastumti Gabrieliaus, siūliau ką? Imkit jūs Kubilių. O Kubilius, mes žinom visi puikiai, kai išgirsta Kubilių, žmonės dar po šiai dienai žegnojas, ypač vyresnėji.
Nes būtent kada pensijas pjaustė, kada mums visiems pareigūnams ir tarnautojams buvo mažinami atlyginimai, ten tik konstitucinė veikla vykdė. Ir žiūrėkit, koks tapimas. Būtent Kubiliaus padėjėjas nužmusis buvo Andrius Vyšniauskas. Ar jūs girdėjot nors vieną pasisakymą Kubiliaus, kad vertėtų besvienis dalykinės savybės, kad jisai smerkia tokius veiksmus, arba kad Andriu, tu turi įrodyti savo nekaltumą anksčiau laiko, nes dar kol ikiteisminio tyrime neapklaustas, tu gali apie tai kalbėti. Tyla, gerbimieji. Taip, kad aš pasakysiu, kad tie procesai nenormalūs, bet normalūs tik konservatorių partijai, kuri iš ties paminė visus padorumo standartus, nors viešai sakė, kad mes tikrai laikysimės aukščiausių padorumo standartų. O kad ko gero nebalsuoti reikia už Kubilių, tai reikia tada žmonėms duoti naują kažkokį tai epitetų rinkinį, aš pasakysiu tai patiems konservatoriams. Konservatorių. Palyginimas. Jeigu jų į Europos parlamentą, kadangi jūs teisingai dažnai kalbate apie karą, apie ginklus, jeigu dabar Europos parlamente renka rimtus žmonės, eurokomisarais, pagal jūsų standartus, Haimersus, tai jūs atvirksite, žinot ką, antro pasaulinio karo patranką, ta tokia atsimenat, kas matė su tokiu plonu vamzdžiu, kuri iš ties gal ir taikli. Kubilius mokėjo su elgtis labai puikiai, tiesiog smaginosi, kai galėjo į visus pensininkus visų neišdaužiai. Tai žiūrėkit, koks vaizdas. Jūs siunčiat į Europą pabūklininką Kubilių. Kubilių, kurį mes žinom kaip pensininkų kabutėse žudiką. Taip, kad to nedarykit, balsuokime prieš, nes tai yra absurdas. Konservatorių partija tikrai daro tokius dalykus, kuris žmonės tikrai tiesai veda į neviltį, bet pasakysiu, ne jie yra visa Lietuva ir visas Seimas. Yra ir kitų. Taip, kad rinkimai nauji ir manau, kad per rinkimus tikrai žmonės turėsite teisę pasakyti, už ką reikia balsuoti ir kokios Lietuvos tikrai norite.